Sveiki visi atvykę į satsangą, buvote laukiami šanti, šanti, šanti. Jūs nesate kūnas, o esate sąmonė. Šį suvokimą, jog nesate kūnas, galite įgauti pasitelkę dvasinį inkvarį praktiką, žodinę arba tiesiog fokusuoti dėmesį į save. Kai neberandate atsakymo į tai, kas jūs iš tiesų esate, tada jūs būnate tuo, ko iš tiesų esate. Nes iš tiesų atsakymo į tai klausimą tokį, kas jūs iš tiesų esate, nėra. Tai atskleidžia dvasinė inkvarį praktika. Fokusuojate dėmesį į save ir kažkokį momentą dingstate. Tame dingime nėra vien tuštuma, ten yra dvasinės savęs žinios. Neramus protas uždengia jūsų tikrąją prigimtį ir atidengti tą prigimtį galite nuramindami protą pilnai. Tai protas nurimsta, kada jūs fokusuojate dėmesį į save. Neramaus proto priežastis yra pasaulio objektai, jūs tų objektų geidžiate, jūs prie jų prisirašate, apie juos galvojate ir tai ir yra priežastis neramaus proto. Kai jūs fokusuojate dėmesį į save, jūs nustojate galvoję apie pasaulio objektus, jūs atsirišate nuo pasaulio objektų, grįžtate į save ir visokie svarstymai apie pasaulio objektus baigėsi ir jūs grįžtate į save ir jūsų protas nurimsta. Jūs nesate kūnas. Jūs esate daug daugiau. Ir reikia inkvarį praktiką atlikinėti tam, jog jūs būtumėte neribota amžina sąmonė, o ne vien tik kūnu. Kūnas iš tiesų nėra realus. Kada jūs būnate kaip kūnas, jūs būnate kaip ribota sąmonė. O kai jūs suvokite, jog jūs nesate kūnas, jūs būnate neribota amžina sąmonė.
mintys nėra realios ir nėra realus kūnas. Jūs nesate kūnas. Bet esate amžina tobula sąmonė. Objektas nėra realus ir subjektas nėra realus. Dingus subjektui palaipsniui dingsta ir objektas. Kai jūs galvojate daug kažką apie kažkokią mintį, jums nuo tos minties atsitapatinus, tai ką galvojate apie tą mintį dingsta. Kadangi nėra realus pasaulis, nėra reali mirtis, nėra realus laikas, nėra reali pabaiga. O pasaulio nerealumas pasiekiamas, kada yra suvokiamas proto nerealumas. Kada suvokiate protą kaip nerealų, pasaulis palaipsniui taip pat suvokiamas kaip nerealus. Kai jūs fokusuojate dėmesį į save, jūs dingstate. Ir tas dingimas yra samadhi būsena, remiantis kai kuriais prašvitusiais mokytojais. Tai jūs dingstate ir kaip protas, mintis, ir kaip kūnas. Nes visos mintis išeina iš jūsų pačių, kokios jos bebūtų. Ir dingus jums, jūs dingstate su mintimis. Ir tai yra būsena, kada jūs esate už kūno ir proto kaip sąmonė, samadhi būsena. Palaipsniui būnant toje būsenoje dingsta ir objektas, pasaulis. Taip jūs pereinate į būseną nirvaną, jūs esate už pasaulio, proto ir savęs pačio kaip sąmonė. Šioje būsenoje nebėra mirties, nebėra pabaigos, nebėra laiko. Taip mokina prašytę mokytojai.
kada jūs esate netikras, neegzistuojate, tada jūs esate samadhi būsenoje. O samadhi būsenoje todėl, jog jūsų nėra kartu su protu. Mintis nėra realios, nereiškia nėra realus protas, nes protas ir yra mintis. Kada jūs pilnai suvokiate minčių nerealumą, savęs nerealumą, suvokiate jausmų nerealumą, tada jūs galite būti kaip I am. Sąmonė. Absoliutas. Ir remiantis prašvytusiais mokytojais, tą I am dar reikia realizuoti. Tai paieškokite internete knygų, kaip tą I am realizuoti. Nes yra prašyta prašytusiais mokytojais I am realizacija. Ir ta vadinama I am realizacija duoda taip vadinamą nemirtingumą. Tai paprašyta tose knygose. O patekimas į tą I am, tai yra kada jūs suvokiate, jog jūs nesate jausmai ir jūs nesate mintis. Tada jūs pergyvenate I am, jūsų tikrąją prigimtį, tai kas jūs iš tiesų esate. Kitaip tariant, sąmonė. Taip, kad jūs esate absoliuti amžina sąmonė, o ne kūnas.
kūnas nėra realus, mąstymas nėra realus, jūs esate už jo kaip sąmonė. Mąstymas taip pat yra tai, už ko jūs esate kaip sąmonė. Sąmonės realizacija gali įvykti remiantis kitais dvasiniais mokytojais, kai jūs į save kaip į sąmonę susigrąžinate stebėtoją, stebėjimo procesą ir pastebėtą. Stebėtojas yra stebėjimo procesas, stebėtojas yra pastebėta. O juos susigrąžinti, tai galite dėmesio fokusaciją į save dvasiniai mokytojai rekomenduoja medituoti į stebėtoją. Tai ta meditacija yra tam, jog jūs suvoktumėte stebėtojo nerealumą, jog jūs kaip sąmonė esate už stebėtoją. Mintis yra kliūtis į savęs realizaciją, tai yra žodžiai dvasinio mokytojo ir jos yra kliūtis todėl, jog jos dengia jūsų sąmonę. Tai išeitis yra iš tų kliūčių. Dėmesio fokusacija į save, jūsų protui nurimus, tos kliūtis nebekliudo. Kol protas yra neramus, jis yra toks, jog kaip vėjuotą dieną jūroje negalite žiūrėti dugno, taip yra ir su protu. Ir protui nurimus jūros vėjams, jūs jau galite įžiūrėti dugną. Kada bangos yra minimalios. O kai būna labai vėjuota, didelės bangos, tai jūs dugno žiūrėti negalite. Galite žiūrėti dugną ant kranto, žvelgdami į nedidelį gylį, bet su protu tai neveikia, nes kažkoks proto aktyvumas iš karto dengia jūsų tikrąją prigimtį. Čia gal parinkau ne tokią alegoriją, o teisinga alegorija būtų, kad
ežero paviršiuje nevėjuotą dieną, jūs galite matyti dugną, o vėjuotą dieną dugno neižvelgsite. Tai taip pat yra ir su protu. Mintis yra kaip vėjai ir vėjams nurimus jūs jau galite įžiūrėti dugną. Kitaip tariant, savo tikrąją prigimtį. Jūsų tikroji prigimtis ir yra iš tiesų I am. Tai, ką ir mokina dvasiniai mokytojai. Ir tą I am dengia mintis, dengia jausmai. Ir kai jūs atsitapatinate nuo minčių, atsitapatinate nuo jausmų, nuo savęs pačio ir vėl atsitapatinate nuo minčių, nuo jausmų, jūs galite tą I am pergyventi, pajausti ir būti tuo I am. Gal iš tiesų ir teisinga alegorija. Kliūtis į savęs realizaciją yra mintis. Ir kada tas mintis jūs sustabdote, tai yra sustabdote protą, nuraminate, tada tos kliūtis nebėra kliūtis. O jog jūsų protas būtų ramus, jis turi būti jumise, o ne išoriniuose objektuose. Kada jūs fokusuojate dėmesį į save, jūsų dėmesys iš išorinių pasaulio objektų grįžta į jūs atgal, į savo šaltinį. Ir kada pilnai grįžta dėmesys, jūs pradedate suvokti, jog jūsų iš tiesų nėra. Tai tas jūsų nėra, iš tiesų tai reiškia, jog jūsų nėra. Jeigu užduotumėte tokioje būsenoje klausimą, kas jūs toks esate, jūs nerastumėte jokio atsakymo. Tai dėl to ir nėra atsakymo į klausimą, kas jūs toks esate. Jūs esate už mąstymo kaip sąmonė, jūs esate sąmonė.
Jumise kaip sąmonėje atsiranda tamsa ir dingsta. Tai atskleidžia, jog ji nėra reali. Nes nėra realūs atsirandantis ir dingstantis objektai. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra Dievas, sąmonė yra palaima, sąmonė yra amžinas tobulumas, jūs esate sąmonė. Tai kaip nuraminti protą yra toks klausimas, kurį gvildena daugiau nei pusę šios planetos gyventojų. O atsakymas yra labai paprastas, jog reikia fokusuoti dėmesį tiesiog į save. Ir protas tada nurims, jums pasidarys šilta, gera, malonu ir jūs pergyvensite tada proto tylą. Bet kada fokusuojatės išorinius pasaulio objektus, ta tyla tampa nebe tyla, o proto triukšmu. Sufokusavus dėmesį vėl į save, jūsų protas vėl nurimsta. Ir kažkokį momentą, kai jūs fokusuojate dėmesį į save, jūs dingstate ir dingsta ir mintis. Reiškia, dingsta ir protas. Dingsta ir jausmai ir jūs tada pergyvenate savo dvasinę tikrąją prigimtį I am. Jūs nesate kūnas ir jūs nesate protas, jūs esate absoliuti amžina neribota sąmonė. Kai jūsų nėra, tada gyvena Dievas, kai jūsų nėra, tada gyvena absoliutas, kai jūsų nėra, tada gyvena amžina sąmonė ir tas vadinamas Dievas ir yra tas I am. Galite juo tapti ir pats, bet jog juo tapti, tai jūs turite suvokti, jog jį pasiekti turite suvokti jausmų nerealumą ir minčių nerealumą.
Ačiū, jog buvote šiame trumpame satsangė. Linkiu jums ramybės, šanti, šanti, šanti. Iki.